Ar nuo mažens tavo žvilgsnis kildavo į dangų, pavydėjai paukščiams sparnų, o gal žavėjo nestandartinė technika? Svajojai apie neeilinę profesiją? Tuomet tavo vieta čia, Antano Gustaičio aviacijos institute įsikūrusiame Vilniuje, ruošiami 4 pagrindinių aviacijos specialybių profesionalai. Gali tapti aviacijos mechanikos inžinieriumi, avioniku, užsiimti skrydžių valdymu ar pilotuoti orlaivius. Aviacijos mechanikos inžinerija – tai 4 metų nuolatinės bakalauro studijos, kurias baigus įgyjamas aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Studijų programoje dėstomi tokie dalykai kaip aviacijos raida, aviaciniai prietaisai, lėktuvo aerodinamika, orlaivių konstrukcijos pagrindai bei atliekama profesinė praktika. Absolventai įsidarbina civilinės aviacijos administracijoje, įvairiose oro linijose, karinėse oro pajėgose. Avionika – tai 4 metų nuolatinės bakalauro studijos, kurias baigus įgyjamas aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Studijų programoje dėstomi tokie dalykai kaip automatika, elektronika, lėktuvo aerodinamika, orlaivių techninės priežiūros pagrindai ir kita. Galimybė atlikti gamybinę profesinę praktiką įvairiose Lietuvos aviacijos įmonėse. Baigus šias studijas galima dirbti aviakompanijose, orlaivių remonto, priežiūros ar gamybos įmonėse. Šios 2 specialybės yra bene pačios svarbiausios. Kodėl? Ogi todėl, kad jos kuria tai, kuo vėliau naudojasi kiti. Šiuo atveju pilotai yra tarsi vartotojai to, ką sukuria bei pagamina inžinieriai. Jei nebūtų inžinierių, išvis nebūtų atsiradusi aviacija. Orlaivių pilotavimas – tai nuolatinės 5 metų vientisosios studijos, kurias baigus įgyjamas aeronautikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir pasirašoma gauti oro linijų piloto licenciją. Pirmus porą metų studijuojami pamatiniai dalykai – fizika, matematika, chemija, elektrotechnika. Vėliau labiau specializuoti dalykai – navigacija, radionavigacija, meteorologija, orlaivių ryšių sistemos, aviacinė anglų kalba, skraidyba ir kiti. Taip pat studentai atlieka praktiką institutui priklausančiame Kyviškių aerodrome. Skrydžių valdymas – tai nuolatinės 5 metų vientisosios studijos, kurias baigus įgyjamas aeronautikos inžinerijos magistras ir skrydžių vadovo kvalifikacija. Skrydžių vadovai didžiąją laiko dalį studijuoja kartu su pilotais. Po studijų padirbėję skrydžių vadovai stažuotojai specialistai jau gali įgyti aerodromo zonos, aerodromo prieigos ar oro kelių skrydžių valdymo su radaru ar be jo skrydžio vadovo kvalifikacija. Institute suteikiamas kvalifikacijos ir licenzijos yra pripažįstamos užsienyje, tarptautinėmis sutartimis, tad galimybės įsidarbinti gerokai prasiplečia. Stojant į bet kurią iš šių specialybių, reikia laikyti matematikos egzaminą, kurio rezultato svertinis koeficientas yra pats didžiausias, vadinasi ir pats svarbiausias. Be to reikalingas lietuvių kalbos egzaminas, fizikos bei vieno pasirinkto dalyko egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymių vidurkiai. Taip pat pagal 2015 metų nustatytą stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti moksleiviai, išlaikę užsienio kalbos egzaminą B1 lygiu. Tačiau stojant į orlaivių pilotavimo ar skrydžių valdymo specialybės, reikia šio to daugiau, nei vien tik išlaikyti egzaminus. Pilotams ir skrydžių vadovams reikia išlaikyti 2 testus – profesinio ir psichologinio pasirengimo testą bei fizinio pasirengimo testą. Taip pat gauti atitinkamai 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus. Profesinio tinkamumo testą pravartu tikrintis pirmiausia. Mat jis yra nemokamas ir nustačius, jog jūs esate netinkamas, jums nebus leista pretenduoti į šias specialybės. Šį testą galima laikyti išankstinio stojimo metu pavasarį arba pagrindinio stojimo metu birželio mėnesį. Svarbu į testą atvykti gerai išsimiegojus ir pavalgius, nes jūsų susitelkimas į užduotis bus itin svarbus. Pats testas susideda iš kelių etapų. Viename jų reikės atsakyti į kelius šimtus klausimų taip arba ne. Kitame atlikti orientacines bei loginės užduotis. Galų gale vyks individualūs pokalbiai su kiekvienu iš komisijos narių. Profesinio ir psichologinio testo rezultatai stojimo konkursiniam balui neturės įtakos. Jūs esate pripažįstamas kaip tinkamas arba netinkamas studijuoti šias specialybės. Įveikus profesinio tinkamumo testą, reikėtų kuo greičiau pasitikrinti sveikatą. Sveikatą tikrina ir pažymėjimus išduoda vienintelėje vietoje Lietuvoje – Antakalnio universitetinėje ligoninėje Vilniuje. Fizinio pasirengimo testo metu tikrinama, ar jūs esate pakankamai gerai fiziškai pasirengę. Testą svarbiausia išlaikyti,
Jo rezultatas į konkursinį balą neįskaičiuojamas. Pats testas susidaro iš 3 dalių – trumpos distancijos, tai yra 100 metrų bėgimo, prisitraukimų vaikinams ir atsilenkimų merginams, bei ilgo nuotolio bėgimo – 3 km vaikinams ir 2 km merginams. Konkrečius normatyvus galite rasti internete. Stojant, konkursinį balą labai pakelia įvairių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. Už nuopelnus modeliavimo srityje ar turimas licenzijas balai nėra skiriami. Jei nesate Vilniečiai, ne bėda. Institutas turi nuosavą bendrabutį. Jame yra 2-viečių ir 3-viečių kambarių. Teikite paraiškas vietoms juose gauti ir gyvensite visai šalia instituto. Institute tavęs laukia ne tik kvalifikuoti dėstytojai, įdomus dėstomi dalykai, gera bendramokslių kompanija, bet ir veikli studentų atstovybė, kurioje galėsi atskleisti savo talentą. Taigi, jeigu myli dangų ir nori būti jo dalimi, stok į Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutą.